Sveiki visi. Šiandien vėl gražus rytas. Kaip visada šilta. Šiandien vėl pakliuosim biškį į aukcioną. Pasimsim vieną automobilį. Na ir tie gal šį video biškį skirsim kitokiam turiniui nei automobilių, gal labiau patiks. Tai žiūrim. Kaip senais gerais laikais iškeltų galų Mercedesas. Salonas gražus. Daliukai. Graži GT Kia. Salonė prirūkyta baisiai. Gyvybės nėra. Daili mašina. Labai perkamos. Geros mašinos. Malibu. Nebrangios. GMC. Šių metų senesnių, kad ilgas. Taigi, įdomus variantas. Corolla. Paprasta. Matosi dažyta jau. Salonas labai tvarkingas. Užvesti Toyota. Negyva, akumuliatorius dūsis. Salonas tai labai gražus. Ką turim? Dar vieną egzotinį Lamborghini. Labai gražus išdažymas. Tokie diskai. Mašina užrakinta. Bet irgi visur karbonas. Aušinimas. Pasaka automobilis. Na ką, paimtas automobiliukas. Su kryžiuku. Matosi, normalus bičias važinėja. Salonas toksai biškį pavargęs. Bet visumoj mašina apsivelnio. 2014 metų Ford Fusion. Važiuoja visiškai tvarkingai. Dega oro pagalvių tik tai lemputė ir padangoje per mažai oro. Pigesnė mašina negu naujas iPhone'as. Tai visai nieko pirkinukas. Va kaip Fort Lauderdale apšviestas tunelis. Dieną per tunelį. Lauderdale labai gražus miestas. Labai daug jachtų, labai didelių jachtų. Jeigu matėsi Mocas Avienkės nuvažiavo, labai retai tą pamatysi. Naktim gal jie išlenda. Bet labai daug policijos ir labai
lengva prisidirbti taip. Na ką, šiandien rytas prasideda biški kitaip, ne kaip pastovi automobilėje. Tai šiandien nebus mašinų temos, šiandien bus biški New Yorko vaizdų. Čia ankstyvas rytas, oro uostas. Tuoj kylam New Yorkan. Niujorkas, Manhetanas. Žinotumėt, kaip šalta po Majamio. Tai žiauru. Eismas Niujorke, bent jau čia Manhetane, tai crazy. Kaip dviratininkai išgyvena čia, tai neįsivaizduoju. Nes miestas žiauriai didingas. Kam patinka dangoraižiai, tai žiūrėkit, tais yra aplinkui vieni dangoraižiai. Tai bus dar biški daugiau vaizdų. Na, va čia Times Square'as. Kioskelių milijonas, valgyt galima. Reklamos. Naktį turėtų būti labai gražu. Čia va tas vaizdas labai gražus. Žiauriai šalta. Telefoną laikyti gan sunku, kai Miami filmuojant karšta būna. Čia šalta. Bet vaizdas tai žiauriai gražus.
Jo, tam skveras tikrai labai gražus. O, Bumblebee vaikšto. Gal kažkam tokį atsiųs, ne korvetę. Ne korvetę, Camaro. Jo, tam skveras žiauriai gražus. Tik kad šalta. Na žinokit, New York'e emocijos tai nerealios. Nors ir šalta labai, bet aišku, tikrai nėra labai šalta. Bet po Floridos šilumos tai biški taip jaučiasi tas visumas, bet miestas tai wow. Emocijų tikrai labai daug. Rokfelerio aikštė. Eglutė, nelabai kokia. Bet gal iš tenai bus galima pamatyti. Gražu. Čiudžiai prie eglutės. Tikrai labai įspūdinga viskas. Viskas kaip filmuose. Tik tai čia tikrovė. Kalėdinis taksi. Ir labai daug dangoraižių į visas pusės. Yeah, we should do it even if we're not here. Gatvė matosi toli, ten dangoraižiai. Ir bepročiai dviratininkai lenda visur kaip, nežinau kas. Manheteno traukinių stotis. Kokio dydžio. Visa senovinė architektūra viskas. Labai įspūdinga, kaip ir dauguma Amerikos pastatų. Ir Empire State Building. Taksistai. Milijonas. Visas Manhetanas. Nėra tuščios gatvės, kad būtų. Tas policija. New Yorko vaizdai. Staring at each other like, Jo, net nėra ką pasakoti. Tiesiog reikia žiūrėti.
geras ciklas grindysi. Tikrai nedrąsu vaikščioti. Je sais pas comment tu fais ce qui est complètement. Na ką, vėl šiltoji Florida. Gana biškį pašalam Niujorke. Niujorke temperatūra buvo prieš įskrendant, žiūrėjau vakare, buvo 0, man atrodo, ar -1 ir feels like -8. Jo, toks biški oras sulyginus su Florida. Tai dabar Floridoje 6 ryto ir 7,3 Fahrenheit. Tai 20 gal 4 kokie, 25. Ne, gal 24. Tai čia bent jau nereikia nei striukių, nei kažko. Tai aišku, iššūkis buvo surasti striukę šiltą prieš skrendant į Niujorką. Tai čia nėra tiek daug šiltų rūbų, nors ir žiema, bet tai va. Na ką aš galiu pasakyti apie Niujorką, nu realiai aš Niujorko nemačiau, aš mačiau tik tai Manhataną. Truputį aplinkui mačiau, kai variau iš oro uosto ir į oro uostą, nu tai realiai ta pati Amerika, tas pats kas Florida, tik tai, nu aišku, dabar ten žiema, ruduo, sniego nebuvo, turėtų būti vaizdai žiemą sliktose, ten tuose Times Square ir visur, ten tikrai labai gražu turėtų būti. Nespėjau pamatyti viską, ką norėjau pamatyti, bet didumą pamačiau. Paragavom picos Niujorko. Wow, žinokit, pirmą kartą tokią gal skanią pizzą valgiau gyvenime. Tai visiškai kitas dalykas negu ten tos itališkos pizzos, kurios realiai man visiškai nepatinka. Tai šią Niujorko pizzą labai nustebino ir tikrai buvo labai skani. Pats vaizdas Manhatane, tai, nu, žinokit, aišku, kam patinka tie visi didžiuliai pastatai, reklamos, daug žmonių, tai ten tikrai nenusivils pamatę. Rockefellerio aikštės eglutė, nu, aš sakyčiau, biški nuvylė. Nebuvo to wow. Filmuose nufilmuota ten ta eglutė ir čiuožykla prie eglutės būna žymiai gražiau negu kaip viskas gražu, bet kažkokio įspūdžio bent jau man nepadarė. Gal kažkam žmonių kosmosas tenai. Praeit sudėtinga, kad pamatyti ten visą tą čiuožyklą ir ar pačiom čiuožyklom ten pačiuožinėt, tai eilės baisiausios. Kas dar tokio, dviratininkai kaip bepročiai landžioja visur tarp mašinų, taksai kainuoja kosmosą, tikrai kosmosą. Tai su metro geriau, bet metro taip ir neišbandžiau, nes neturėjau labai laiko, viskas buvo labai suspausta, tai teko su taksu varyti ir sumokėti tikrai nemažai už tą atvažiavimą iš oro uosto ir vėl nuvažiavimą į oro uostą. Tai jeigu kažkas planuotųsi kelionę, tai tikrai sakyčiau pasirinkit metro, autobusai, tai už kelis baksus pakliūnat kur norit, laikas beveik tas pats, nes kamščiai visur. Eismas, bent iš šono pasižiūrėjus, tai čia sako Miami, vairuotojai važiuoja kaip arkliai, bet
ten tai iš viso chaosas. Važiuoja, pipsi, visi, kas netinka vienu. Jo, tai pamatyti New Yorką tikrai verta ir reikia, nes ten tikrai ir tas Edžas irgi Manhattanas visas matosi iš viršaus, beveik visas New Yorkas. Kylant lėktuvu, kaip pasižiūri, nesimato kraštų, aišku, jau vakare grįžtant, kai leidomės Miami, jau nefilmavau, nebuvo nei noro, nei jėgų, nes lėktuvą atidėjo 2 valandom, tai gavosi, kad grįžau ne 12 nakties, o 2 ir turėjau kelti šiandien 5. Tai nebuvo jau noro nieko filmuot ir jo, Miamio irgi kraštų nesimato, kiek šviečia šviesų, kokio dydžio miestas, bet žinokit, Miamio, tarkim, downtownas, kur irgi tikrai nemažai dangoraižių, tai su Manhattanu susilyginti tikrai negali, nes kur pasižiūri kiekvienoj sankryžoj į visas pusės vien tiek matai dangoraižiai, tai ir vaizdai, tai sakau, super, pasižiūrėti iš viršaus viską buvo irgi nerealu, mes ten dar buvom, saulė leidosi, tai tikrai labai, labai gražu. Tai va, šį kartą gal bus tiek nedaug automobilių temos. Sekantį kartą pasistengsiu, galbūt jau nepasistengsiu, bus tikrai daugiau automobilių temos kažkokios. Gal vėl į kažkokį tai renginį pabandyti reikės nuvažiuoti. Biški didesnį kažkokį, tai nežinau, kas čia vyks, kažkas, tai gal kažką tai tokio surasiu, nu arba vėl gal aukcionai ar kas nors, reikės pamastyti, žiūrėkit daugiau, sekit kanalą, tada dėl didesnės auditorijos reikės stengtis daugiau, tai bus žymiai daugiau visos automobilių temos, gal tokių kelionių kažkokių, nes realiai tikrai galima nuskristi vienai dienai, dar ypač kai nespaudžia tavęs laikas ir ta būtinai diena, tai galima susirasti bilietus labai pigius ir prie automobilių temos galėsiu parodyti dar ir daugiau biškį Amerikos. Tai sekit, spauskit like, pakomentuokit, darysim daugiau kontento. Tai ką, visiems iki.